Treneri, 2 kėlinius komanda žaidė labai neblogai, kas nutiko po didžiosios pertraukos. Ir ar tai yra tendencija, nes vėlgi ta 3 kėlinio pradžia pakišo. Išmušė tą agresyvesnę gynybą tokią, truputėlį pristabdė mūsų žaidėjus. Tikėjomės daugiau pagalbos iš tikrųjų iš centrų, buvo kalbėti, kaip sakyti, na, čia žinoma, gavus taip kaip gavus, nieko nepadarysi. Treneri, jums pačiam, kaip treneriui, jaunam treneriui, čia pats skaudžiausias pralaimėjimas karjerai? Žinot, skaudžiausias pralaimėjimas, kai pralošėm jiem čia namie, Utenai, Klaipėdai, Utenoj, Klaipėdoj išvyko, tie buvo skaudus. Nu čia ką darys, čia nes gavosi taip. Treneri, šis pralaimėjimas nėra kaina Juventus prasto žaidimo reguliariajame sezone, nes visgi tai buvo pralaimėjimai Rygos Barons 2 kartus ir taip toliau. Buvo realiai galimybė užimti aukštesnę vietą ir gauti sąlyginai lengvesnę rungtynę. Buvo galimybė, bet kaip sakyti, ir šiandien neblogai kovėmės, viską gaila, gavome įdžiais 5 pražangas, iš Karolio nesulaukėm tokios pagalbos, kokios tikėjomės iš tikrųjų. Jau tas ir yra, kad tai viena klaida gynyboje, vienas žaidėjas pražiopsojo, kitas vėl ten, susideda viskas iš smulkmenų. Pirmoji pusėje viskas buvo idealiai, viskas gerai, antroji pusėje gal ir tas nuovargis davė savo, aišku, gaila. Pirmoji pusėje Aidas labai puikiai vadovavo komandai, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, Saulius labai puikiai rinko taškus. Antroje pusėje Aidas, jeigu neklystu, atidavė 1 rezultatyvų perdavimą, Saulius berods pelnė 2 taškus. Ar būtent to dueto ir pritrūko? Tai aišku pritrūko, bet sakau, išmušė tą viską agresyviai gynybą. Pradėjo, kaip sakyt, striktas kamuolys, nepriėmė tokių sprendimų, kur reikėjo veržtis, nieks nesiveržė, nusimetinė vienas. Neatsirado, aš sakyčiau taip, nesirado antroji pusėje lyderio ir viskas, kuris pasimtų ant savęs daugiau. Treneris Džeremė daugiau nesinori kažkokios iniciatyvos ar bent jau pagalbos puolime, nes gynyboje... Kalbėjau ne pirmą kartą ir, kaip sakyt, žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Iš tikrųjų stengiasi viską, bet daro daug klaidų žmogus. Aišku, gal čia nauja jam kažkas, bet treniruotėse viskas yra šlifuojama, viskas dirbama, viskas kalbama. Varžybos matot, gaunasi taip, kad dingsta koncentracija, kažkur tai išgaruoja. Nenoriu čia sakyti, kad jis vienas kalba. Aišku, pirkom reikalingas žmogus buvo toks, kuris temtum. Visko būna, toks gyvenimas. Treneri, Baltijos krepšinio lyga baigėsi, dabar tas įvertinimas apie visą šį sezoną Baltijos krepšinio lygas, kaip manot? Aš skaitau, kad vidutiniškai, taip, galėjom ir geriau, aišku, tie 2 pralošimai Latviams, skaudus buvo, tas pats, nežiūrint į tos Latvijos, galėjom ir šiandien pasimti pergalę, kaip sakyti. Galbūt ne tai, kad pergalė, bet tą išėjimą į kitą etapą, būtume namuose ten kelis taškus daugiau biškai metę, būtų galbūt buvo viskas kitaip. Treneri, liko Lietuvos krepšinio lyga, ar tai reiškia, kad dabar bus daugiau laiko pasiruošimui, ar vis tiek dar... Žinote, tas toks tarpas, tai jis kartais ir išmuša iš tikrųjų, ten 10 dienų pertrauka, ten vėl kažkiek tų, ten vien treniruotės yra treniruotėm, varžybos yra varžybom. Na, aišku, ruošimės, nes nieko čia nebeliko to laiko, 11 varžybų, tai turim imti maksimumą ir jokių kalbų čia negali būti.